Labadiena, sakau visiems traukinio keleiviams ir mūsų tinklalaidės žiūrovams. Aš esu Živilė Kropaitė ir šiandien sveikinuosi su jumis iš traukinio vagono važiuojančio maršrutu Vilnius Kaunas. Kaip matot, vaizdai keičiasi, tai traukinys iš tikrųjų juda, mes iš tikrųjų važiuojam į Kauną ir važiuodami į Kauną kalbėsim apie dezinformaciją. Tai Kauno 9-ojo forto muziejaus ir partnerių projektas Išjunk dezinformaciją, įjunk kritinį mąstymą. Iš viso jo metu pasirodo 4 tinklalaidės. Ši yra paskutinė ir čia su politikos, istorijos, su komunikacijos ekspertais kalbam apie tai, kaip galim stiprinti visuomenės atsparumą informacinėms grėsmėms ir ugdyti kritinį mąstymą. Šiandien pagrindinė mūsų tema - istorijos perrašymas kaip propagandos įrankis ir su manimi drauge ir visais keleiviais drauge važiuoja 2 puikūs pašnekovai. Tai visų pirma, Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininkas Giedrimas Jeglinskas. Labas rytas. Labas rytas. Ir taip pat profesorius daktaras Andrius Vaišnys. Labas rytas. Labas rytas. Mėly pašnekovai, pirmiausia pasakykit, ar apskritai traukiniuose tenka važiuoti dažnai ir užmėgst pokalbį su šalia sėdinčiaisiais, nebūtinai apie dezinformaciją. Turbūt šiais laikais retai, nors aš pats esu iš Kauno, tai Kaunas Vilnius man toksai nuo vaikystės, nuo paauglystės užsilikęs tas maršrutas, bet dabar šiais laikais turbūt, nežinau, visa ta socialinė erdvė, viskas turbūt mažai kas kalbasi su nepažįstamais žmonėmis, bet visą laiką smagu grįžti į traukinį. O jūs, ponia Vaišny? Laikas toks būna, kad įninkiai kompiuterį kokį ir jis dar greičiau prabėga. Tai labai retai, nebent kur nors keliaujant, tai su atsitiktiniu keleiviu peršnekant, bet tai kažkur atostogų metu. O šiaip šitame traukinyje tai daugiausia tenka dirbti, ką nors veikti. Dirbti, tai traukinys, irgi traukinio laikas išnaudojamas darbui, tuo ir patogu rinktis traukinį, dažnai pasakytų keliaujantieji, kad nereikia vairuoti, gali imti, atsisėsti ir dirbti. Tai mes irgi padirbėsim, bet daugiausia liežuviais apie istorijos perrašymą. Kai kalbam, tai kiek jau filmavom tinklalaidžių, tikrai prašiau pavyzdžių, kad būtų dar paprasčiau suprasti plačiai auditorijai, kaip perrašoma istorija, kaip atsispindi kokios paralelės tarp dabar ir praeityje sklidusios dezinformacijos. Ir jeigu paprašai pavyzdžio, tai tikrai daug kas prisimena neseniai perrašytą Rusijos pusės Lietuvos istoriją su Lavrovo pratarme. Tai jeigu šitą pavyzdį pamirštant, o sugalvojant kokį nors kitą, kas yra toks, nežinau, akivaizdus istorijos perrašymo pavyzdys šiais laikais, ponia Vaišny? Aš prisiminčiau, mano nuomonė, vienas efektyviausias iš viso dalyko yra filmas, kinas ir per tai yra istorijos pasakojimas be abejo labai taigus ir šiems, pavyzdžiui, laikams yra tokia aktuali mūsų geopolitinėje situacijoje, santykių problema tarp Lenkijos ir Ukrainos, tai yra požiūris į Voluinės skerdynės 1943 metų. Ir šiandien tai tebėra labai aktuali ir aktualizuojama tema Lenkijos viešoje erdvėje. Ji suponuoja tam tikrą susipriešinimą ir konfliktą su Ukrainos požiūriu į ne tik į istorijos politiką, nes Lenkijoje yra teigiama stipriai, kad reikia turėti tam tikrą istorijos politiką, ypač dešiniųjų jėgų. O kodėl aš paminėjau kiną, mes prieš keletą metų, 2017, kino pavasarį turėjom kaip tik atvejį režisieriaus Smažovskio sukurtas vaidybinis filmas Voluinė buvo rodomas ir ukrainiečių bendruomenė čia, Vilniuje, Lietuvoje, prašė, kreipdamasi, kad šis filmas būtų iš kino pavasario išimtas. Ir gerai buvo padaryta, kad liko tas filmas. Nes disputas apie istoriją, ypatingai kai aktualizuojami probleminiai dalykai ir matomi, pavyzdžiui, karo fone, apie priežastis galima kalbėtis, kodėl taip yra buvę, jie turi išlikti, disputas turi išlikti. Tai tas, ar čia yra tiesioginis perrašymas, jeigu mes kalbėtume apie vadovėlį, pavyzdžiui, tai galėtume pasakyti taip, konceptualiai tą patį įvykį skirtingose visuomenėse, skirtingose valstybėse, ar Lenkijoje ir Ukrainoje, interpretuojamas skirtingai.
Tai yra va šitas skirtumas, požiūris į baisę tragediją, į taip vadinamas skerdynės žmonių, 10 000, yra skirtingas požiūris. Ir sutarti dėl to iš tikrųjų būtina. Taip kaip yra kalbėjusi, pavyzdžiui, praeitie Vokietija ir Prancūzija, ar ne, susitarti dėl praeities dalykų. Bet prašymas išimti ir nerodyti buvo iš ukrainiečių pusės? Iš ukrainiečių bendruomenės gyvenančios Lietuvoje. Tai 2017 dar buvo šviežias filmas prieš karą, bet iš tikro mes turim jaustis visais laikais pakankamai laisvi, kad mes galėtume tikrai matyti tas, kas demokratinėse visuomenėse dabar gali būti vertinama ir inspiruoja tam tikrai diskusiją apie praeitį, apie sunkią praeitį, apie paveldą, nes tema, dėl kurios mes čia šiandien važiuojame traukinį, suponuoja, kaip komunikuoti paveldą, tą sunkųjį paveldą, kaip jį komunikuoti naujoms kartoms, kad jis netaptų dezinformacijos tokių lengvų prieinamų įrankių ir nepriešintų visuomenių, bet padėtų jiems susitarti naujom kartom. Pone Jeglinskai, ir matęs jūs šį filmą, o gal kitas koks pavyzdys į galvą pirmiausia ateina? Šis filmas be abejo yra puikus pavyzdys. Aš sakyčiau, tai privesti prie iš tikrųjų šių dienų realijų, tai kas vyksta dabar Ukrainoje, tai Rusijos agresija prieš Ukrainą ir taip kaip mes atsakome į šį karą. Mes suvienyti, kaip ir mes norime padėti Ukrainai ir mes sakome, kad ir vakarų Europą, kad Amerika irgi turi daryti lygiai tą patį. Ir taip, nes mes visi esam tos pačios, kaip vakarų bendruomenės, tos pačios moralinėmis vertybėmis nariai. Bet jeigu žiūrėtume į istorinę perspektyvą, dabar yra labai nauja Tim Boveri knyga Sąjungininkai kare, kur labai aš kaip ne istorikas, bet gal mėgėjas istorijos, sakykime, tai sakyčiau, labai aiškiai pateikiama, kaip tas supratimas, kad žiūrėkite, aišku, kad Amerika turi remti Ukrainą, aišku, Donaldas Trumpas turi remti Ukrainą. Tvarkoja, mes to tikime, mes to norime ir aš tikiu, kad galiausiai taip ir įvyks, bet lygiai tos pačios paralelės istorinės buvo prieš Antrąjį pasaulinį karą. Rooseveltas nenorėjo veltis į karą, Amerika niekada nenorėjo veltis į europiečių karus. Ir visą laiką tokie vidiniai reikalai yra žymiai svarbesni Amerikos prezidentui tuo metu būna negu kažkokie karas, kuris yra toliausiai, kuris ten jam nelabai rūpi. Ir kaip toj knygoje, Tim Boveri kaip rašo, tai tas pats Lend-Lease dealas, apie kurį mes dabar kalbame, kad reikia Ukrainą remti, tai reiškia pirkime iš Amerikos ar iš kažkur ginkluotę, visi sumetam pinigus ir duodame, skolinamės ir duodame Ukrainai, paremė Ukrainą. Tai tais laikais buvo nustekenta, buvo dėrybos ir Britanija buvo pakišta nes neturėjo jokių svertų ir buvo duodamos blogiausios sąlygos, gavo tą ginkluotę ir galiausiai kažkokiu būdu mūsų galvose, aš kaip sakau, tai Antras pasaulinis karas buvo laimėtas sąjungininkų, amerikiečiai su britais, su prancūzais susijungė, įveikė hitlerininkus, nustumė iki Berlyno ir rusai ėjo iš kitos pusės. Bet taip nebuvo viskas paprasta, nes dabar galvojame, buvo vienybė, nebuvo jokios vienybės, buvo tokia daugybė interesų susipainėję. Ir čia tada tarsi prikeliaujant vėl prie mūsų temos apie dezinformaciją, ar aš teisingai suprantu, kad kuo labiau ta istorija tolsta, tuo yra daugiau galimybių priešiškoms jėgoms pasinaudoti šiek tiek perpinimu tų naratyvų irgi? Aš manau, kad mes... Nežinau, jeigu mes dabar karas Ukrainai mums atveria galimybės pasižiūrėti į tą Antrąjį pasaulinį karą kitom akimis, aš manau. Anksčiau buvo labai taip aiškiai, jeigu tu aiškinės istoriškai, kas gilindavosi, suprasdavo, bet jis paplačiai masėm būdavo pateikiam labai paprastas naratyvas, nes naratyvas labai aiškus yra. Sąjungininkai kartu įveikia ašį, reiškia, bet taip nėra. Ir dabar kur yra ta tiesa, kas kūrė istoriją kūrė nugalėtojai. Ir taip buvo tokia sukurta, bet kai pradedi iš tikro gilintis ir sakyčiau, mano nuomone, tai ypatingai suteikia vilties, nes ne tai, kad pažiūrėti tik į dabartinę naratyvą, kad žiūrėkite, čia dvejoja, tarkim, Donaldas Trumpas Ukrainai padarė. Ne, čia yra visai kiti skirtingi dalykai. Pažiūrėk, kaip praeitie buvo ir ta istorija, ne tai, kad jinai kartojasi, ne kaip sako, kas čia pasakė, Kissingeris, rimuojasi istorija, reiškia, vis tiek tie bangos yra panašios. Tai ta dezinformacija, sakyčiau, vėlgi reikia suprasti istorinį naratyvą, kad supras, kad čia, kad nebūtų po to dezinformacijos
kažkokiu tai taikiniu. Kaip mums įvardinti, kuo istorijos perrašymas skiriasi nuo istorijos interpretacijos? Gal yra koks paprastas teorinis atsakymas? Teorinis, tai iš esmės tai, ką mes dabar vadinam, ar ne, apie ką mes kalbam kaip apie perrašymą, tai yra istorijos arba falsifikavimas. Tai yra vienas toks šiurkštus būdas, kuris vadinamas, kad reikia valstybėje turėti istorijos politiką, kaip pavyzdžiui yra Rusijoje, ar ne, ir tada parengti tam tikrą koncepciją, iš viršaus tą koncepciją nuleisti. Rusija taip yra padariusi ir labai nusekliai tą padariusi. Čia, kad suprastumėm, istorijos politikos neturi demokratinės valstybės. Demokratinės valstybės, jeigu mes taip būsim labai įdėmus ir gerai klausysim, tai mes girdim, kad vienos ar kitos politinės jėgos demokratijoje irgi pasako, kad mums reikia turėti nuoseklę istorijos politiką. Tai girdim šitos dalykus, ypatingai girdim tose dažniausiai demokratinėse šalyse labiau iš dešinės, kad jos reikia turėti tada, kai pasigendama tam tikro koncepto labai aiškaus ir atsparumo ir pačioje visuomenėje atsparumo dezinformacijai, kalbant apie praeities tam tikrus įvykius. Tai yra dalimi tiesos, bet demokratinėje visuomenėje yra dar vienas dalykas, tai yra galimybė atviro disputo apie istorijos dalykus. Tai tas atviras disputas mums leidžia kartais sukonfrontuoti įvairius požiūrius į savo pačių istoriją, jos nelabai nuglaistant, ar ne, ten manau, kad mes, jeigu grįžtame mintimis į kokį tarpukarį Lietuvos, tai turime objektyviai vertinti, kas tai buvo, ar tai buvo tas laikotarpis su stipria labai cenzūra, ar tai vienareikšmiškai buvo Lietuvos aukso amžius ir tada mūsų nuomonės gali pasidalinti, bet mes objektyviai visus faktus, kurie yra, turime būti pajėgus įvertinti, ar ne, ir pristatyti mokyklose. O falsifikuoti istoriją, tai jau tada reikštų tą tokį iš viršaus nuleidimą vienintelio koncepto ir tu neturi teisės pasakyti kito požiūrio ar į valstybės lyderius, istorinės asmenybės praeitį, tau parinktas, kaip kad yra Rusija sudariusi sąrašus tam tikrų asmenybių, apie kurias mokiniai turi išmanyti. Ir tokie konceptai jau į ateitį yra nukreipti, kad žmonės žinos tik tai tam tikrą rėmą. Koks mastas dabar falsifikavimo istorijos jūsų akim šiuo metu? Aš sakyčiau, vėlgi, žiūrint iš tokios politinės perspektyvos, mes irgi norime, kaip sakyti, dėl ko mes čia esame iš viso, dėl ko mes einame į Seimą, ar ten, tai yra, aš iš savo patirties, tai yra, iš tikrųjų, norisi sukurti stipresnę Lietuvą, saugesnę Lietuvą. Mano failas yra gynyba, saugumas, reiškia tai, ką aš darau. Ir šiame, kai tu tai bandai daryti, vėl vienas dalykas yra ten pajėgumai, sąjungininkai, mes galim kalbėti, bet kitas dalykas yra visas mūsų šiaip bendras visuomenės vienybė, tarkime, atsparumas visuomenės. Ir tam natūraliai atsiranda poreikis herojų, lyderių, kažkokį tai turime idealizuoti žmonės iš praeities, kad čia, žiūrėkite, mes turime istorinės pergalės, mes turime istorinius laimėjimus, gal tas pavadino profesorius auksinis, kai kurie sakys aukso amžius tarpukaryje, ar jis buvo auksinis, turbūt, ne vienas amžius nėra auksinis, jeigu ten gyvename, jo būna daugybė problemų. Ir tas toks suherojinimas, ypatingai iš nuo asmenybinių dalykų, kurie yra, kam statyti paminklą, kam nestatyti, ne, čia yra toks, kiekvienas tas herojus yra žmogus, o žmogus yra klystanti būtybė. Visi klystam, visi nėra idealių. Ir, sakyčiau, būtent herojai atsiranda iš to, kad jie yra nuklysta ir po to sugrįžta. Čia kaip Joseph Campbell, ta mitologija visa, kad lyderis, tas herojus turi klysti. Ir jeigu mes bandysime idealizuoti kaip valstybė, kažkokius, turėsime, kaip sakau, politiką, kažkokią istorinę, ir tai mes tikrai uždengsime visą kitą, kas yra labai žmogiška. Ir tai yra blogai, iš esmės tai yra blogai demokratijai. Žodžio laisvėje blogai, mes idealizuosime tokį vienokį, lyderį, herojų, bet galiausiai tai visi yra kompleksiniai žmonės. Tai aš sakyčiau, žodžio laisvė yra ypatingai svarbus dalykas, kurį turime, ir jeigu kartais kai kurie žmonės bando tą dezinformaciją skleisti, aš nežinau, ar tai yra iš savęs, tai yra
problema, jeigu mes turime stiprią, kritiškai mąstančią visuomenę, jeigu ir dėmesys yra švietimui skiriamas. Tai čia buvo vienas veikėjas, buvęs prezidento kandidatas, dabar čia buvo Baltarusijoje, jis ten kalba apie prieš valstybę, reiškia, ir sako, man žurnalistai užduodavo klausimą, tai ką manote, ką daryti dabar dėl šito žmogaus? Nu, o gal nieko nedaryti reikia, gal tiesiog leisti pasisakyti ir, žinai ką, ir visi kiti mes savo debatais, savo sveikais debatais galime, nuginčyti tas tokias absurdiškas nuomonės, kuris tas žmogus sako. Tai vėlgi yra vienas iš būdų. Bet tai, ką sakot, svarbu, kad jeigu mes esame atsparus, tai tada mums nesvarbu, kiek ten tos dezinformacijos, bet turint omenyje, tai kiek mes apie tai kalbam ir kiek grėsmių tai yra sukūrę, matyt, kad mes dar ne visai esam atsparus, bet ponia Vaišny, jūs gal galit palyginti, nes jūs esate tyręs tokį nepriklausomybės pradžios laiką, sausio 13-ąją, ar tarkim mes buvom atsparesni melui ir falsifikavimams tada, ar esam dabar? Karta pasikeitė, tai ta mūsų šitų 30 plus 5 maždaug metų, ar ne, laikotarpis pakeitė labai nemažai žmonių, bet pasikeitė kartos, pasikeitė švietimo sistema. Kuo mes skiriamės prieš 35-40 jau beveik metų, kada prasidėjo sąjūdis, tuo, kad toje sistemoje žmonės norėjo iš tikrųjų aiškiai patyrę tam tikros ribojimus visose srityse. Norėjo tarsi išsiveržti į kur, nežinia kur. Iš tikrųjų nežinojom, kokie bus ekonominiai santykiai, kokius patirs visuomenės sunkumus. Bet šitas spaudimas, įvairiausių pobūdžių draudimai, kurių šiandien visuomenė nežino, arba netgi kai kurie jau vyresnio amžiaus asmenys sugeba tai užglaistyti savo mintise ir prisiminti savo jaunystės laikus kaip visai neblogus ten sovietmečio laikus. Ilgėdamėsi tarsi savo jaunystės. Visuomenė vienijo tam tikras pasipriešinimas, tas išsilaisvinimas iš tikrųjų, kur dar neturi labai aiškaus atsakymo, kaip tu gyvensi rytoj, bet tu nenori gyventi taip, kaip tau bando primesti iš viršaus. Tai yra didžiulis skirtumas. Paskui mes turėjom kitus etapus, kada žmonės iš tikrųjų susidūrė kai kurie iš naivumo, iš to nežinojimo, iš trūkumo žinių apie laisvą ekonominę rinką, apie tai, kad televizija ne visada yra tiesa, arba žiniasklaida ne visada yra tiesa, nes joje buvo daug apgaulės, iš tikrųjų daug skelbimų žadančių. Labai greitai labai greitai praturtėti. Tie žmonės, kurie suklydo, prarado dalį turto ir žiaurus, ar ne, laikai. Tai laukinis kapitalizmas. Laukinis tas, tam tarpais ir banditiškas, reiškia, tie santykiai nepatirti. Vadinas, tai keitė žmonių požiūrį į politiką apskritai, į dalį iš savo patyrimo to, ko nežinai. Sieki pasirinkti žmonės, kurie vėl tau žada naujus dalykus, vėl mažai patirtus. Tai aš manau, kad palyginti su dabartiniais laikais sąlygos atsparumui yra labai pakankamos. Dabar. Taip, bet esmė visa yra mūsų. Prisimenant prieš 10-metį tyrėm kartu su buvusiu Rytų Europos studijų centru Rusijos propagandos įtaką Lietuvoje. Geopolitinio saugumo centras, man regis, jis dabar vadinasi. Ir šitas tyrimas parodė, kad visuomenė gali būti pakankamai atspari, bet pamatinis dalykas yra švietimo sistemoje. Tie, kurie buvo tikėjęsi, kad mes turėtume pagal tą tyrimą parašyti apie kontrpropagandinės priemonės, iš tikrųjų suklydo, nes iš tiesų tyrimų pakanka pasaulyje ir Jungtinėse valstijose, kad kontrpropaganda pati yra neveiksni kaip pasiekminis dalykas, kad tu turi sukurti sąlygas, visuomenė iš mažens būtų ganėtinai atspari, kritiška, ugdyti tokią žinančią. O žinojimas yra toks episteminis dalykas, kuris reikalauja tikrai įdirbio, labai daug darbo, informacijos raštingumo požiūrių su mokiniais, ar ne? Tai jeigu mūsų sistemoje būtų mažiau problemų, daugiau tokio dėmesio, daugiau jautrumo pačiai istorijai kaip įdomiam pasakojimui, kada žmogus užaugęs yra ganėtinai atsparus. Nes dezinformacija, apie kurią mes kalbame, tai ji yra tam tikras irgi pasekminis dalykas atkeliavęs ir apriepiantis
tas galvas, ar ne, ir tas auditorijas, kurios pasiduoda. Ir mes norim su tuo kovoti. Bet prieš ieškodami tų priemonių, kaip kovoti, atsakykim savo klausimą, ar mūsų sistema švietimo yra tokia pakankama, kad tas užaugantis žmogus iš tikrųjų ir būtų atsparus bet kuriai dezinformacijai. Jis mokėtų atskirti pelus nuo grūdų. Čia yra visa esmė. Mes pakalbėsime apie tą esmę ir su ponu Jeglinsku. Aš noriu dar tik tai trumpai reaguoti tai, ką sakėt apie nepriklausomybės pradžios laikus ir tai, kad daug naujų dalykų greit tarsi mūsų tokį naivumą truputėlį prislopino, bet turbūt vis tiek galima sakyti, kad ir toks paradoksas, tas žmogus atėjęs iš sistemos, kurį jis tekeno visai mentaliai daugiau negu 50 metų, jis vis tiek turbūt, kad buvo atsparus, nes didžiulis srautas tokio sakymo, kad žiūrėkit, ką jūs čia darot, jums bus dabar blogiau, kai jūs išsiveršite šitos visos sąjungos. Turbūt, kad vis tiek jis buvo didelis ir vis tiek inercija, didžiulė jėga eit ir tikėt nežinomais dalykais buvo. Tai buvo labai didžiulė, žaviausias laikas turbūt ir spaudos laisvės požiūrio. 89 metai nuostabiausi. Vargu bau, ar taip galima įsivaizduoti, kiek buvo to žodžio ir spaudos laisvės, ar ne. Dar nebuvo naujo įstatymo, dar formaliai veikia cenzūra, bet iš esmės jau buvo ir alternatyvi spauda viešai, ar ne, galimybės realios iškovotos rinktis laisvai mitingus ir kalbėti tai, ką tu nori. Ir gražiausi dalykai tada buvo pasakyti. Sigito Gedos, pavyzdžiui, nuostabios eilės nuo Vingio parke arba nuostabi kalba. Tai dalykai, kurie mus vienijo tuo metu. Ir išsiveržėm iš to spaudimo. Kontrapropaganda neveiksniai rodo Amerikos pavyzdys, sako ponas Vaišnys, jūs, pone Jeglinskai, pritarėt? Tai taip, aš manau, čia yra labai amerikiškas požiūris, kad yra žodžio laisvė yra šventa ir visą tai, kad tu bandai riboti, tai yra, tai yra blogai. Aš sakyčiau, kad vienas iš tokių, mes dar neaptarėm čia, bet iš principo tikrai žalingų demokratijai dalykų pastaraisiais, kiek čia pastarai 20 metų buvo socialinės medijos fenomeno iškilimas, kuris iš principo leidžia, čia nekalbame apie žodžio laisvę, apie spaudos laisvę, kuri buvo ten, kai jau atsiranda laikraščiai ir žinom, kas yra laikraščiai, kas yra televizijoje, kaip yra tiesa, sakyti, viskas teisinga. Dabar viskuo dvejojama, nes va čia socialinė medija, mes kiekvienas turime dabar didžiulį megafoną, kurio galime šūkauti ir nieks neriboja mūsų, reiškia, nieks neriboja. Ir tai, kad tu gali skleisti melą, dezinformaciją, dar bet ką neribotai, tai irgi, aš manau, tiesiog technologijos pažengė, nuėjo į tą, ne tik technologijos, bet net ir teisinė bazė, nes yra visos tos, reiškia, ar būtų Facebookas, ar būtų Twitteris, reiškia, X platforma, ar kitos, jos yra reguliuojamos pagal Kalifornijos, jie visos yra Kalifornijoje, reiškia, yra ir ten 200-300 straipsnis, kuris reiškia, tai nėra jų atsakomybė, kas šitose platformose yra, reiškia, leidžiama, transliuojama, jie tik tai yra platforma, ne? Ir tai leido susikurti tokiam, tiesiog kakofonijai balsų ir aš manau, kad iki šiol mes nelabai žinome, kaip suvaldyti tą socialinės medijos kuriamą, ypatingai, kai dabar einama per TikToką, skiriasi, reiškia, patys formatai, bet iš principo dezinformacijos būdų, kaip pasiekti žmonės, yra masė. Bet iš esmės, ką jūs sakot, kad mes, kad ir kiek, net ir jeigu gebėtumėm ribot socialinių tinklų turinį ir atsakomybę prisimtų didesnė socialiniai tinklai, tai vis tiek netaip yra svarbu, jeigu mes, kaip sako ponas Vaišnys, turėsim tokią istoriją, kaip įdomų pasakojimą, kaip bazę, nes tai mus darys atsparesnius ir nesvarbu, ką ten daro, truputį riboja, truputį neriboja, tie socialiniai tinklai turinį skleidžiama joje. Švietimas, naratyvą, kažkokį turime savo labai stiprų naratyvą, kas mes esame, ko mes norime, ko mes siekiame, aš manau, ir tada jau jį interpretuojant, visi leidžia interpretuoti, tai yra vienas dalykas, bet socialinė medija dabar ypatingai ateina, nepanaudojama šito dar pirmo žodžio, dirbtinis intelektas, kuris visiškai keičia, dar viską pagreitina, reiškia visų naratyvų kūrimą, ar tai būtų nauji video, ar audio, ar kiti dalykai, tai vėl kuria, aš manau, daug grėsmių ir mes kol kas reguliacinė prasme tikrai nesugebėsime suvaldyti šito proceso, jeigu mes neturėsime tvirto
stuburo mūsų visuomenėje, tai yra per švietimą, per kažkokį tai kritinį mąstymą, vis dėlto bazė yra, kad čia mes turime dirbti su jaunimu, su mokytojais, su visuomenė, o po to, kas ateina iš išorės, tai viskas ateina iš išorės iš principo, yra jau mes čia turime reaguoti. Tai kaip tada mums padaryti taip, kad istorija virstų įdomių pasakojimų nuo pat mažų dienų ir ar to apčiuopėt apraiškų jau dabar? Mes turim visą sistemą, nuostabią sistemą formaliai, ar ne? Visą kultūros politikos biudžetą, kuris galėtų būti labai teisingai ir objektyviai skirstomas ir dalinamas, kad mes galėtume pamatyti iš tikrųjų savo istoriją vaidybiniuose filmuose. Tai vienas iš tų pavyzdžių, ar ne? Kitose kūriniuose, nes pramoga tai yra pats efektyviausias toks komunikacinis būdas arba metodas perteikti idėją, istoriją, praeitį, požiūrį, diskutuoti apie tai, ar ne. Be abejo, kad kūryba yra lygiai tiek pat klastinga, turint, pavyzdžiui, minty, kai mes dešimtmečius nebuvom ten atjungę mūsų galimybių žiūrėti rusiškos televizijas, ar ne, o jų kino pramonė viena galingiausia buvo. Ir tie antro pasaulinio karo, ypatingai to laikotarpio, kada Sovietų sąjunga kariavo keletą metų, šitie motyvai sukurti galingoje kino pramonėje pasiekdavo Lietuvos žiūrovą, pratusi ir suprasdavosi prie tos istorijos, tokios istorijos pasakojimo. Tai dezinformacijai pramoga yra labai geras laukas. Kita vertus, objektyviam pasakojimui taip pat. Tai jeigu mes turėsime ir galėsime formuoti štai tą požiūrį, mentalinį požiūrį į tai, kas yra mūsų istorija, kas yra vertinga, laisvai, demokratiškai per kūrybą, tai yra viena iš tikrai labai aiškių galimybių. Greta, žinoma, studijų, greta mokslo, greta tų duomenų, kurie prieinami laisvai, greta tos laisvos diskusijos. Dar grįžtant prie mūsų ginčo apie istorijos politiką. Dabar, tarkim, ir parlamente yra ginčiamasi dėl komisijos, kuri turėjusi ir kurios misija buvo išsovietinti tam tikrus pavadinimus ar paminklinimą, kad tos komisijos nebelieka. Bet būkime truputėlį laisvesni, nelabai verkime dėl tokių komisijų, todėl kad turime savo atsakyti klausimą, ar tas žmogus, kuris keliauja iš 20 amžiaus į 21 su visom technologijom, ar jis yra tas pats žmogus, ar jis yra kintantis žmogus, ar jis irgi pajėgus priimti sprendimus. Ar komisija, kuri suformuoja iš viršaus požiūrį ir primeta jį tam tikroms savivaldybėms, neklausiu, ar tai pagal konstituciją kartais neprieštarautų savivaldos įstatymui, nes savivaldybės pačios nustato ten tos gatvių pavadinimus, turi tą funkciją. Bet kita vertus, inspiracija žmonėms priimti tam tikrus sprendimus, pasiginčyti, yra vertingas, žinoma, dalykas. Nereikia primesti iš viršaus ir pasakyti, kad tu turi dabar šitą tiesiogiai pasikeisti savo gatvės pavadinimą, jeigu tu nepadarai per 30 metų. Ką jūs apie tokią komisiją? Na, aišku, tie debatai labai yra politizuoti šiuo metu, turbūt taip ir turi būti, tam Seimas yra, tam diskusijom ir kažkiems sprendimams, bet sakyčiau, aš vis dėlto sakyčiau, reikia leisti žmonėm būti laisviem ir priimti tos sprendimus, kokius reikia. Na, aš manau, jeigu mes neaukštinam teroristų, autoritarų, ten kažkokių ten sovietinių herojų, ten yra labai yra keistų pavadinimų, ten kur galbūt reikia nuimti jas, bet vėlgi turbūt yra žmonės patys, tiesiog įgalinkim žmonės pačius, na, iš tikrųjų per savivaldą, per bendruomenės, ko mes turbūt mažai turime be kuo mūsų demokratija skiriasi nuo tarkim, tos pačios Jungtinių valstijų. Tai yra, kad demokratija tenai jinai persisunkusi yra iki pat kiekvieno kiemo, kiekvienos bendruomenės, ten daug renka ten mokyklų atstovus, jinai labai gili yra. Pas mus nėra jinai gili, pas mus savivalda yra tokia, sakyčiau, neįgalinta tiek, kiek reikėtų. Ir aš visai už tai, kad daugelį dalykų galima daryti rajonuose, savivaldoje, tai kalbant apie tokią komisiją, tai čia net klausimų nėra. Aš manau, kad visi tie dalykai gali būti išspręsti žymiai žemesnėme lygmenyje. Ir jeigu mes sakysime, kad yra komisija, tai vėlgi
komisija yra žmogus. Kas tas žmogus? Tada objektyvumo čia nebus. Man noris dar truputį sugrįžti prie to, ką panas Vaišnys kalbėjo, kaip apie istoriją įdomų pasakojimą, kino pavyzdį. Prisiminiau, kad neseniai klausiau irgi tokio vienos viešųjų ryšių agentūros vadovo pranešimo, kuris sakė, kad mums yra svarbu labiau užkariauti informacinę erdvę su suvokimu, kad tos šalis, kurioms toli yra Rusija, kad jos irgi suprastų viską pagaliau apie Rusiją. Tai toks jo žodžiais geras PR-as ir dabar nežinau tiksliai, ar prisiminsiu gerai pavardas, bet jis sakė, maždaug surinkim latvius, estus, lietuvius, pasamdykim Tomą Hanks ir sukurkim ten Netflix'e serialą apie Baltijos kelią, tarkim, ar ne? Tai iš esmės panašu, ką jūs irgi sakot, bet kas yra dar tai, ką mes galėtumėm įvardyti kaip įdomi istorijos pamoka, gal net ir tokia labai bazinė, paprastąja prasme, gal mums labiau vaikus mokyklose reikia sudominti istoriją ir tai padėtų mums atsparumą savaime jau didinti dezinformacijai. Kokių turit idėjų, jeigu ne su kinu, tai su dar kuo susijusiu? Šiais laikais, aš manau, sudominti jaunimą, kai mes sakom sudominti jaunimą, tai mes kalbėjome prieš laidą apie vaikus ir reiškia, aš pats turiu 3 paauglius, iš principo, tai sudominti paauglį ir dar jaunesnį vaiką, čia reikalingas, šiek tiek kitoks matymas. Sudominti istoriją reiškia, tu turi pateikti visokią, eiti prie visai kitokią prizmę galbūt. Bet štai jūs namuose apsirengėt štai tokią uniformą ir jau visai turėtų būti įdomu vaikams. Tai aišku įdomu ir aš manau, kad kiekvienas turbūt vaikas gali skirtingai pažiūrėti, bet aš sakyčiau, kad tas holivudiškas, aš sakyčiau, holivudinis toksai mąstymas yra labai svarbus dabar, bet turime žiūrėti ne tik, čia gera idėja, pas lietuviai pasamdom Tomą Hanksą, ten Spielbergą, kitus režisierius, padarom mitą, kažkokį herojišką mitą, ne? Viskas tvarkoja, jis turi būti įdomus ir taip auditorijai. Ko mes norime? Mes norime vakarų Europą užkrėsti to mūsų tokių matymų, ar Ameriką, turbūt taip. Ir aš sakyčiau, yra gerų istorijų, yra nebūtina netgi jungtis, yra Tadeušas Koščiuško, yra didvyris ir Lenkijoje, ir Lietuvoje, kovojęs Amerikos nepriklausomybės kare, grįžo, matė visą sukilimą ir padalymą mūsų valstybės su Lenkijos. Ir yra, kur iš tikrųjų galima kurti, galima griebti tos herojus, juos suherojinti, jie nebuvo idealūs, tie herojai, jie visi yra kritę žmonės savo metu, bet yra tų tokių mitų, kurios, manau, galima būtų kelti vėl kartu su Lenkija, ar Lenkai čia sutiktų, čia irgi kitas klausimas, nes yra irgi tam tikri, galbūt ne tai, kad nesutarimai, bet tokie galbūt skirtingi požiūriai iš tos dalykus, bet Hollywoodas, kaip ir aš kai augau, pradžioj pradinę mokyklą dar buvo Sovietų sąjunga, po to perėmė nepriklausomybę. Tai taip, tie antro pasaulinio karo rusų filmai, kaip didysis tėvynės karas ir tu matai ten tankistai važiuoja, kuria laisvę, išlaisvina tautas, važiuoja iki Berlyno, atrodė tuo metu, kai vaikas, mums tokia, smegenų plovimas. Po to, kai išeini iš tos priespaudos laiko, tu matai tada gelbėjant eilinį Ryaną ir kitus filmus, kurie palieka absoliučiai didžiulį įspūdį ir pamatai tarkim kitą pusę tos istorijos ir kad jinai ir dabar, aišku, jinai labiau įtikinama yra, nes Hollywoodas geriau padaro, bet čia yra darbas. Bet tą istoriją turime sudomyti. Mes galvojam, kad mūsų ta istorija su Rusijoje, kova prieš Rusiją, čia įdomi visam pasauliui. Nelabai. Reikia rasti prieigą prie tokį įdomų kampą, kad būtų įdomu tam, kas iš tikrųjų rūpi. O dabar turi rūpėti mums Amerikai, nes Amerikas stipriausia pasaulio valstybė. Tai kaip ir aš sakyčiau, Koščiuško yra kiti tokie herojai, tarkim, kur galima panaudoti kaip tikrą naratyvą. Bet ar tai nebūtų, ponia Vaišny, kontrapropaganda, kurį mes sakėm, kad neveikia? Labai gali būti, jeigu iš viršaus tu sukuri tokį naratyvą, kuris atrodytų primestas arba dirbtinai, ar ne, arba turbūt deklaratyviai. Deklaratyvių dalykų, tokių, kurios ir kaip tik ir Rusija yra kūrusi, tai mums tikrai nereikėtų. Mes laisvoje visuomenėje norėtume iš tiesų, kad konkursiniais būdais laimėtų geriausi scenarijai, geriausi istoriniai scenarijai. Ir tada galėtume pasaulyje pristatyti ne kažkokiais dirbtiniais būdais. Beje, kaip paminėjot Hollywoodą, tai tarpukariu buvo lietuvių išeivių, reiškia, bandymų ir buvo jau sutarimų kurti filmą apie Kražių skerdynės.
Yra tokių atsiliepimų tarpukario spaudoje apie tai ir jau buvo pavykę, kad bus rengiamas scenarius ir būtų kūriamas toks filmas. Ir vienos iš įdomių figūrų, kurios turėjo būti numatytos, tai kurios atsakingos, tai ir Rusijos imperatorius, ir popiežius, kuris nepasmerkė tų skerdynių, tai įdomu, kas būtų buvę. Bet antrasis pasaulinis, žinoma, nutraukė šitas darybas. Manau, kad visa, kas vyksta laisvai, bet pagal tam tikras tvarkas ir įstatymus ir per skaidrius konkursus, tą pabrėžiu, per skaidrius konkursus, tai iš tiesų gali parodyti pasauliai mūsų tam tikrus svarbius dalykus. Kodėl mes turim tokį nuostabų valdovą savo praeitį kaip Steponą Batorą, jo, sakysim, politinius veiksmus, politinius ir karinius strateginius veiksmus, kurie nustūmė, reiškia, Rusijos carą ir jo kariuomenę iš Lietuvos žemių. Tai pirmieji žingsniai, kuriuos Batoras yra padaręs, nekalbant apie kitus sprendimus, tai kaip kūrybiškai tą pastatyti, universitetų įkūrimas, kiti dalykai. Asmenybė labai spalvinga, labai įdomu. Ir pasaulyje būtų ir atpažįstama visoje Europoje asmenybė. Tai kad čia tik kūrybiškumo dalykas. Kūrybiškumo, aš dar galvojau apie tai, kaip svarbu yra švietimas, kai jūs sakot, ir tada pagalvojau apie, pavyzdžiui, tremtinius, kurie gimė tremtyje, ar ne, ir jie buvo maži, ir kai jiems buvo kokių 10 metų, jie grįžo į Lietuvą. Tai jie jau pasimokė mokykloje, Sibire, tarkim, ir vienintelis šaltinis, iš kurių jie turėjo tikrąjį pasakojimą, tai buvo jų šeima, bet grįžę vis dėlto jie nelinko į tą mokykloje išmoktą pasakojimą, jiems užteko šeimos rato, kad būtų atsparus. Tai ne mokykla, gal dar šeima yra esmė, kaip tokio atsparumo, nežinau, čia tiesiog pavyzdys man pasirodė, kad, tarkim, vaikai tremtiniai, jiems nesvarbu, kas dėjos aplinkui, o dėjos labai labai daug melo, propagandinio švietimo, bet užteko ten, nežinau, mamos arba tėčio, kuris sakytų, kad Lietuva yra nuostabiausia valstybė ir jie grįžo ir kad ir kokie jį tuo metu nuskurdus gal jiems atrodė, šiek tiek ir nusivylimo tokio buvo, nes pasakojimas buvo mitologinis ir gražus, kaip yra nuostabu Lietuvoje, saulė kitaip šviečia ir jie galiausiai ėmė ir patikėjo, kad Lietuva yra tikrosios tiesos, o ne melos skleidėja. Tai kokia yra, mano mintis yra dar, kokie yra dar šaltiniai atsparumui be švietimo ir ar ne bazė visgi yra namai. Ne, aš neabejotinai, kad šeimoje ir tą matome ne tik tremtiniuose, tą matome išeivijoje bendrai, ar tai būtų Australija, Amerikoje ar kitose šalyse, kur išvyko, ta lietuvybės išlaikymas, na, turbūt tas mito idealizavimas, kokia ta Lietuva buvo praeityje ir čia mes kažkada gal sugrįšime. Ir aš pažįstu žmonių, kurie, tarkim, kai teko gyventi, aiškiai, Australijoje, kur moteris kalba puikiausiai lietuvių kalba. Niekada nebuvusi Lietuvoje, bet jinai buvo ten, šeimoje buvo tik lietuviškai kalba, jinai kalba puikiausia kažkokiu ten to vietinių akcentų lietuviškų, kurios tėvai, jai ten 50 metų yra dabar, ir, reiškia, bet tas išlaikymas yra, ta šeima, aišku, svarbu. Ir todėl turbūt viena iš grėsmių, kas dabar irgi vyksta, kaip ir čia Charlie Kirko visa ta istorija, ir bendrai krikščionybės šeimos suvokimo toks dalykas, kas galbūt sugrįžimas vyksta ir krikščionybės, ir tikėkime ir šeimos instituto sustiprėjimas, nes tas susilpnėjęs šeimos institutas vis tiek yra irgi grėsmė, nes yra visuomenė per kitas, reiškia, siūles. Tai irgi yra pavojinga, bet, kaip sakyti, esame toj vakarų visoje kombaine šitam, kur galbūt tas šeima nebėra toks šventas dalykas kaip anksčiau, bet vėlgi ta švytuoklė kaip ir galbūt jinai irgi juda į kitą pusę dabar, kaip matome vėlgi su tos religiniu galbūt atgimimu netgi, sakyčiau. Kaip jūs sakytumėt, ponia Vaišny? Aš pritariu, kad šeima be abejo yra viena iš pagrindinių visuomenės vietų, kurioje žmogus subręsta, bet problema yra ta, kad įvairių yra šeimų. Taip, gali būti prorusiškas tėtis ir proukrainietiška mama. Yra šeimos, kuriuose yra nemažai konfliktų, yra šeimos, kuriuose
kad kai mes kalbam apie tam tikrą tapatumą, ar ne, ir galime visiškai skirtingose šeimose jį suprasti. Tautinis tapatumas, kas tai yra, tai ką kiti vadina patriotizmu, kiti pasakys, kad tai yra tiesiog nacionalizmas, neapykanta kitos tautybės žmonėms, ar ne, ir parsineša žmonės į mokyklą, jaunieji, mažiai žmonės parsineša tam tikras patirtis, požiūrius ir žinome šitos dalykus, kurie yra buvę ir aš pats auditorijose esu susidūręs, netgi jau su brandesniais žmonėmis, su antisemitizmo apraiškom, tyliomis apraiškomis, ksenofobinėmis apraiškomis, tai žmonės parsinešė taip pat iš šeimų. Aš prisimenu taip pat prieš dar porą dešimtmečių, kai buvo rengiamasi referendumui stoti į Europos Sąjungą, auditorijoje studentai pasakydavo, o kam mums naujoji sąjunga, tai yra Europos Sąjunga, jeigu mes vienoje jau buvome, labai jauni žmonės. Aš klausdavau, o tai jūs ką, gyvenote iš tikrųjų savo brandų gyvenimą Sovietų Sąjungoje? Žinoma, ne, bet tai parsineždavo tada iš šeimų. Tai baimė tam tikros vėl naujos, vadinkime, aplinkos šeimose, tai kas buvo būdinga, reikėjo laiko, kad žmonės pakeistų savo požiūrius. Kitaip tariant, visuomeniai svarbiausias dalykas yra dialogas. Ir kad ir kokios būtų šeimos, žmonės, kurie iš tų šeimų ateina į mokyklas, į kitas viešasias erdves, jie turi turėti tą dialogo galimybę, suprasti, įsitikinti, su tais žmonėmis reikia kalbėti iš tikrųjų apie neformalią kažkokią pakantą, primetimą dirbtinai tolerancijos, bet apie pagarbą kitam žmogui, apie disputą, kad galima susitarti dėl skirtingų tam tikrų požiūrių, ieškoti kompromisų ir taip tapti atsparesniais melui, nesažiningumui, korupcijai. Nes tai, ką mes vadiname, reiškia, arba istorijos perrašymu, ar ne, yra susiję taip pat ne tik tai su kažkokiais istoriniais įvykiais, priimamais sprendimais, tai susiję su ekonomikos patirtimis, su ekonomikos raida, taip pat su tuo, kaip mes asmenybės vertiname dėl įvairiausių sprendimų, įskaitant ir mano paminėtą korupciją, kadangi žmogus turi būti sąžiningas susitikime su istorija. Tai ar tai bus šeimoje, kur buvo klausomasi Amerikos balso slapta, ar tai bus šeimoje, kuri buvo iš tikrųjų labai tokia susitapatinusi su sovietiniu režimu, perėję į kitą sistemą, tie žmonės turi turėti dialogą, jūsų paminėti, iš tremtinių šeimos žmonės, kiti iš partizanų šeimų, kiti iš sovietinės nomenklatūros, sovietinės partinės tarybinės nomenklatūros, kiti iš tų aplink, sakysim, persekiotojų arba stribų šeimų. Visą tai mes Lietuvoje turim ir turėjom rasti tą dialogą ir iki šiol dar jaučiam, kodėl mes ne visada susikalbam, nes tų šeimų patirtis yra skirtingos. O valstybė, kokiom priemonėm gali, pone Jeglinskai, nežinau, turbūt, kad apsaugot, gal taip sakysiu, valstybinius naratyvus nuo dezinformacijos ir melo? Na, vėlgi, čia klausimas, kiek mes turime apsaugoti, kiek turime šiaip identifikuoti tą mūsų, kas yra valstybinis naratyvas, kas mes iš tikrųjų esame kaip valstybė, kas mes esame kovotojai, mes sakom, kad buvo čia toks naratyvas, drąsi šalis, kas mes esame kaip Lietuva, ar mes žinome, mes žinome save kaip tie, kurie kovojame, pastoviai kovojame už laisvę, mūsų čia okupavę daug dešimtmečių ir šimtmečių buvo anksčiau. Dabar kaip mes ginsime savo, bet pirmą turim turbūt vis tiek kalbėti apie tai ir aš laisvai turim kalbėti, ne tai, kad kažkas turi nustatyti, ne tai kažkokia komisija, Seimo, ten, reiškia, ar turime turėti laisvą diskursą, kuriame istorikai, pilietinės visuomenės nariai, piliečiai šiaip galėtų dalyvauti ir sukurtume tą tokį naratyvą, kur aš sakyčiau, kas mes iš tikrųjų esame. Ir tas naratyvas, jis nebus idealistinis, jis nebus tik tai tas, kad mes didvyriai, laimėtojai ir norintis, siekiantis laisvės geradariai. Turėjome juodų istorijos dalykų, holokaustas tas pats yra ir kiti turbūt praeities dalykai, kur negalime to irgi neigti. Tai jeigu mes žvelgime
truputį tokie, na, sakyčiau, objektyviai per savo, tai esame, kas esame bet, sakyčiau, žodžio laisvė yra turbūt esmė, kad nereikia kažko tai niekinti, kažkokių tai istorinių dalykų, bet reikia juos priimti labiau objektyviai ir suprasti mūsų stipriasias pusės, suprasti mūsų ir tos negerus periodus ir eiti link, ir ko mes siekime. Aš manau, kad dabartinis geopolitinis naratyvas yra tas, kad mums kyla iš tikrųjų grėsmė. Grėsmė yra Rusija, su jos vasalinė valstybė Baltarusija, yra tie tikslai, ką Rusija daro prieš Ukrainą, gali būti naudota prieš mus. Ir čia mes turime, manau, kažkaip, mus vienyje, grėsmė vienyje iš tikrųjų. Jo, bet žiūrėkit, labai svarbu, kad jūs dabar vėl sugrėsminot šiek tiek mūsų šitą pokalbį, nes jau buvom beveik pasakę, kad vienodam lygmenį turim išklausyti stribų ir partizanų. Aš girdžiu, ką jūs sako, turim susikalbėti ir turim suprast, kad mūsų patirtis yra visų skirtingos, bet tada tas patirtis turi tie, kurie visaip dalyvavo istorijoje ir atvirai deklaruoja, kas nebūtinai visada vyksta. Aš turėjau mintį, kad kalbėjau apie palikuonis, kurie iš skirtingų šeimų Lietuvoje. Tai yra problema. Ir tie palikuonis priima sprendimus ir šiandien, ar ne? Tas jaunimas, kuris turi skirtingą šeimų patirtis, apie ką jūs klausėte, tai jeigu iš tų šeimų, nežinau, kas ant sienų kabo tų šeimų, kokie portretai jų senelių, jų tėvų, ar su kokiais antpečiais yra, ar kiti paslėpia nuotraukas ir nenori kalbėti, supranta, kas ką pokariu veikia. Bet šiandien, kai istorinėje aplinkoje reikia priiminėti kokius nors sprendimus, tai įvairiai būna. Iš savo patirties aš tikrai žinau, kad 13 metų teko Lituanistikos komisijos visuomeniniu sekretoriumi būti. Ir kai kurios dalykus įamžinti būdavo jau šiame 21 amžiuje, būdavo labai sudėtinga. Pavyzdžiui, norėjom Rainių skerdynės paminėti 2011 metais, užsakėm parodą, iš tikrųjų gatvės parodą prie dabartinių vyriausybės rūmų Kudirkos aikštėje. Ir pirmasis patarimas buvo, kad gal tą parodą vis dėlto įdėti, tai aš atsakiau, kad turbūt paslėpti genocido rezistencijos tyrimų centre, sako, tiktų labiau, nereikėtų esą gąsdinti praeivių ir turistų. Tai iš kur tas požiūris eina? Niekas nepasakydavo iš tokių žmonių, kad kažko nereikia. Bet dažniausiai būdavo atsakymai, kad arba patarimai, kad arba nėra lėšų, arba sudėtinga kažką padaryti. Tai yra su ta sudėtinga istorija visaip verčiantis, kad kai kurių dalykų viešoje erdvėje nebūtų. Ir suprantu, kodėl. Todėl, kad dalį žmonių iš tikrųjų, jų šeimų patirtis nėra maloni ir jie pristabdydavo kai kurios sprendimus. Aš su tuo esu susidūręs. Tai čia tą turėjau minty. Ir tokie žmonės, žinoma, su tokia patirtimi jie nenorėtų, dalis jų tikrai nenorėtų tos istorijos atversti visiškai. Ir tiesiog yra nesmagi žinant savo šeimų istorijas. Manau, kad čia yra sudėtingiausia dialogo vieta. Tada grįžtant prie grėsmių, gerai, kad šitą pasitikslinom ir dar uždėjom akcentus, tai man atrodo, čia irgi labai labai svarbus dalykai, juos dar galėtumėm kapstytis ir giliau, bet dar suaktualizavus vėl tą grėsmę ir grįžtant prie priemonių, mes galim pasakyti ką nors apie spaudos laisvę, bet mums visgi dar svarbiau visgi paieškoti konkrečių priemonių. Negi mums nereikia, nežinau, keisti visuomenės informavimo įstatymo ir su botais kariauti. Kas yra tokie esminiai dalykai, kuriuos degančiai reikia padaryti dabar, stabdant dezinformaciją? Kovoti prieš dezinformaciją, reiškia, per įstatymą iš tikrųjų yra labai sudėtinga. Čia kiekviena šalis turbūt Europos Sąjungoje, kuri yra apkrenta po bendrom šitom visom ir Europos Sąjungos direktyvom ir tie mūsų įstatymai, mes labai greit susidurėm su žodžio laisvės apribojimu. Labai greitai, jeigu mes einame į to. Dabar botai yra taip, teisingai. Vienas iš tokių, čia labiau techninis tie priemonės ir aš žinau, kad netgi komitete pas mus ten jau tie dalykai buvo diskutuoti ir mes prieš pusę metų diskutavome ir turbūt toliau išeisime į kažkokius tai sprendimus. Vėlgi, botai tai yra čia tokios, kaip sakyti, technologinės priemonės, kurias galime vėlgi technologinėmis priemonėmis prieš juos kažkokiu būdu kovoti. Bet čia yra, sakyčiau, toks, taktinės priemonės, aš manau, kad kiekvienas yra kiti elementai, tai yra
pasikeitimas, reiškia, pačioj socialiniai medijai, kad tu turi būti verifikuotas naudotojas, kad komentarai viso portaluose turi būti dabar jau irgi identifikuoti per žmonės, kurie nėra tik tai anonimai, tik tai kur rašo ir pila ten srutas arba kažkokiais botais. Tai yra tų būdų, aš manau, tai galima padaryti. Turbūt čia yra, sakyčiau, bet vėlgi, žodžio laisvė yra svarbu, labai svarbu, nes dabar žmonės yra, nežinau, kuo jie tiki. Seniau tikėdavom LRT, dabar jau buvo valstybinis transliuotojas. Tikim, didžiausias patikimumas. Tikim, bet yra daug kas yra, taip, tikime tam burbulę, sakau, pas mus, bet yra, jeigu išeini į regionus, ten regionuose yra visai kitoks naratyvas yra. Aš tą patys sakau ir Monikai, ir kitiems, žiūrėkite, kaip apie regionų. Kaip į regioną pateikti tą informaciją, kad jinai atrodytų ir teisinga, nes ten kitoks gyvenimas yra. Mes galbūt retai kada nuvažiuojame, bet per visas kampanijas rinkiminės, kai pradėjo važiuoti po regionus, realijos problematika yra visiškai kitokia. Ir pateikti tas naratyvas, kuris yra pateikiamas tam pačiam mūsų valstybinio transliuotojo, jis nebūtinai yra įtikinamas. Visuomeninio transliuotojo, tai yra, nėra jisai visiškai įtikinamas ir čia yra problema, tenai žiūrimi kiti kanalai, tie, kurie mums galbūt, kai kuriems žmonėms sakoma, jie yra ten visiškai priešingi, galbūt nebūtinai yra prorusiški, bet visai kitoks naratyvas. Ir tame mes matome, kad regionų atskirtis pasimato ir galiausiai ta atskirtis jinai įtakoja ir bendrą, ir politinės pažiūras. Ir, sakyčiau, vėlgi, dėl ko aš kalbėjau apie grėsmę. Grėsmė turi suvienyti. Ir tai, kas vyksta Ukrainoje, taip, 3,5 metų jau yra, taip, tai didžiulis baisus karas. Žmonės irgi tampa šiek tiek, gal įpranta, dėja taip įpranta, nes, čia karas vyksta. O kas pas mus? Mes, žiūrėkite, traukinį puikiam važiuojame, kava gera, jau greit privažiuosime kainos kyla, gyvenimas gerėja, tai yra. Žodžiu, yra daug kompleksiškumų, bet, sakiau, valstybės, mes norėtume vieningos visuomenės, tai būtų idealiausia, kad turėtume vienybę, bet šiame tokiam socialinių medijų amžiuje, kur informacija plaukia, yra labai sudėtinga tai pasiekti, bet, sakyčiau, vėlgi, turime pasitikėti žmonėmis, aš manau, žodžio laisvė yra gerai ir reikia tą naratyvą savo stiprinti ir grėsmės mums neduos atsikvėpti. Grėsmės yra čia ir jos mes privers mąstyti. Grėsmės neduos atsikvėpti. Aš noriu atsakyti į įstatymų leidėjų, kaip tik. Ne apie botus. Bet iš tikrųjų, kadangi užkabinot visuomenės informavimo įstatymą, tai tikrai yra ką padaryti. Jeigu pasistengtumėte objektyviai adaptuoti Europos tarybos, Europos parlamento priimtus reglamentus susijusius su reklamos skaidrumu, viešųjų ryšių įtaiga susijusių su ypatingai žiniasklaidos laisvės aktą, tai ir sustiprintumėt visuomenės informavimo įstatyme žurnalisto statusą, apibrėžtumėt tam tikras jam būtinas garantijas. Jeigu būtumėte kaip įstatymų leidėjai šitam lauke dėmesingi, nepasiduotumėte komercinių žiniasklaidos priemonių savininkų įtaigai, kaip nutiko pernai, leisdami lydyti viešosius ryšius su žurnalistiniu turiniu, ir tą padarė Seimas praeitų metų spalio mėnesį, teisindamas pranešimą žiniasklaidai ir sutkurdamas tam tikrą informacinį šešėlį ir ko gero ir finansinį šešėlį, nes pranešimas žiniasklaidai prilygintas žurnalistiniam žanrui. Tai va čia būtų jau nebe su kažkokiais botais kova, nes rinkimų kodekse mes tą aspektą turim. Bet kuo tai padėtų, pasakykime? Bet kuo tai padėtų? Reglamentavimas, suteikimas žiniasklaidai tam tikrų objektyvių sąlygų, sukūrimas atsparumui viešųjų ryšių įtaigai, nes per viešuosius ryšius poveikis, per paslėptą reklamą, paslėptą verslo reklamą, kitokią reklamą, paslėptą politinę reklamą, yra iš tikrųjų didelis ir tas labai lėtas arba beveik joks reagavimas į Europos teisinius dokumentus Lietuvoje, ką turėtų padaryti įstatymų leidėjas. Ir rodo šitos naujausius nuotykius, vėl kartojama, kaip persekiojami žurnalistai mieste, į kurį mes dabar važiuojame dėl bandymų surinkti duomenis apie vieną iš žemės savininkų, ar ne? Tai nuo šito persekiojimo galima iš tikrųjų apsaugoti, nes
Bet tam reikalinga dėmesinga labai analizė. Susidūriau dabar vykdant, reiškia, vieną iš kaip tik informaciniam atsparumui kartu su Vytauto Didžiojo ir VU projektą skirtą informaciniam atsparumui tobulinti, paaiškėjo, kad įstatymų leidėjas medijų srity nedaro jokios analizės, priimdamas teisės aktus ir visuomenės informavimo įstatymų pataisas. Gerai, mes turim duoti atsakyti, ponai Jurginskai. Ne, čia yra mes, Europos, vėlgi tas direktyvos, čia yra, Europos viską mėgsta reguliuoti ir tas tiesa, tai yra ir mėgsta reguliuoti ir viskas tvarkoj. Gal ir kažkas kažkur ten reikia vytis, nesakau, kad nereikia tų dalykų įgyvendinti, ką sakote, bet turbūt ar tai išspręs fundamentaliai šių laikų dezinformacijos problemą, turbūt ne. Šiais laikais įtaigus podcasteris, youtuberis, surinks auditorijos, kiek nori auditorijas, surinks milijoną ir tu su savo, ar LRT, ar koks ten kitas, jie nesusilygins su savo įtaiga. Nes tau įrankiai dabar duodami visi ir taip, tai yra iš dalies sprendžiame kai kurie dalykai, ką minite, bet bendrai vis tiek mes... Ne, čia nesprendžiame, Lietuva tikrai nesprendžiame. Ne, nesprendžiame tikrai, tai tiesiog, bet bus, taip, žurnalisto statusas leis žurnalistą apsaugoti, čia labai svarbus dalykai, sutinku. O kad įstatymų leidėjai nedaro analizę, sutinkat ar ne? Aš nežinau, kas tai įstatymą nedaro, todėl mes darėm apklausą įstatymų leidėjų, nedaro. Čia ne mūsų komitete, aš nežinau, čia reikia žiūrėti, kurioje čia vietoje kas nedaro, bet sunku, aš manau, kad yra nemažai analizės daroma, kai mes priiminėjame savo sprendimus, bet čia vėlgi, čia reiktų žiūrėti, į ką čia referuojame. Bet sakau, šiais laikais įtaigus podcasteriai, tiktokininkai ten gali padaryti. Jo, bet tai turbūt nereiškia, kad mes neturim rūpintis ir apsaugoti žurnalistų, ar ne? Žurnalistų vaidmuo labai svarbus, nes jie neautos tol, kol bus, kad žurnalistų gali dirbti bet kas ir gali pasiskelbti ir būti priimtas ir deklaruotas asmuo teistas, taip kaip dabar viename laikraštyje, kurio pavadinimo nenoriu tarti. Taip, ir pavardės irgi netarkim. Ir nenoriu tarti, bet tai rodo ir įstatymų leidėjo atsakomybę, kurią jūs truputį bandote nustumti iš tikrųjų. Nes tai, ką sakau, tai yra tyrimais pagrįsta. Ir jeigu mes netgi, tarkime, užsidaro laikraštis Lietuvos žinios ar ne, kur dingsta visa žurnalistų produkcija. Ar autorinių ir gretutinių teisių įstatymė yra numatytos jam garantijos, nes ta produkcinė vertė archyvinė visuomenėje turėjo išlikti. Bet įstatymų leidėjas tai nėra kreipęs irgi dėmesio, o kur yra, reiškia, pasakyta apie tai autorinių ir gretutinių teisių įstatymė, žurnalistas ten yra įterptas visiškai kaip šalutinis veikėjas. Nors vertė sukurta archyvinė, pavyzdžiui, laikraščio jo, mums yra labai svarbi visuomeniai. Tai jau nekalbu, kad kiti dalykai yra labai reikšmingi. Jeigu jo vaidmuo bus stipresnis, tai jo negalės visuomenė bet kas pastumti, o privalės suteikti informaciją, nes tai mūsų interesas. Taip, labai svarbu, kad mes įvardėm vis daugiau veikėjų, kurie yra svarbus, kad mes taptumėm atsparesni. Tai žiniasklaidos vaidmenį šiek tiek panarstėm vaidmenį švietimo, šeimų, turbūt valstybės. Visai pabaigai pasakykim, ką dar galėtų padaryti kiekvienas štai traukinio keleivis, kuris gal visai apie ką nors kitą mąsto šiuo metu, gal savo darbus kokius dirba ir galvoja, ką čia nuveikus dar kelioms stotelėms likus iki Kauno, gal mėgaujasi rudeniu gražiu už lango, bet nebūtinai galvoja apie dezinformaciją, nors supranta grėsmę arba labiau, arba mažiau. Kas yra tas veiksmas vienas, kurį gali padaryti kaip paprastas keleivis, kad mažiau čia melo praslystų ir kad mes būtumėm jam atsparesni tiek istorijos perrašymui, tiek ir kitokiai dezinformacijai? Mano nuomonė tai turėtų. Tiesiog žmogus laisvai ten, kuris yra toje aplinkoje, nebijotų pasakyti savo nuomonės, to dialogų, palaikyti tą viešą dialogą. Tai, ką jis masto, išsakyti savo nuomonę ir požiūrį ten, kuris yra, ar tai būtų jo darbo vieta, ar tai būtų jo šeima, ar tai būtų kita aplinka. Todėl, kad dezinformacijos šaltiniai, jie atrodo yra stipresni, nes jie daugiau reiksmingi. Įtaigus gali pasižiūrėti, mes paminėjom čia tik botus, bet iš tikrųjų, kai pasižiūri į komentarus,
Ir randi, kad yra mokytojų vienose ar kitose miestuose, kurie rašo, kad dabartinis Ukrainos karas čia yra ne mūsų karas, kodėl aš jį turiu remti. Kas turėtų reaguoti ir palaikyti tam tikrą disputą su tokiu mokytoju jo darbo vietoje. Kiti žmonės, nes be abejo tos pažiūros išnyra ir nereikėtų nutilėti, bet pasakyti argumentuotai, kodėl tavo nuomonė yra klaidinga. Nebūtinai girdės, bet gal nepripažins, bet įsiklausys. Bet aš manau, kad taip, nes jeigu nutylima į žmogaus reakciją, ne tik tai tą viešai komentarą, bet kažkur profesinėje aplinkoje, aš netikiu, kad tokia mokytoja, kuri parašo tokį komentarą, kad jį kažkur mokytojų kambarį ir nepasisako per tam tikrą repliką. Tai aš manau, kad reikia tai reaguoti, nes turi minimum 30 ar 20 vaikų auditoriją. Nenutylėti tiesos ir aiškiai sakyti savo nuomonę, pasakyti faktais paremtus kažkokius savo argumentus, kas yra dar tokio kasdieniško ir svarbaus. Aš manau, kiekvienas turime daryti savo darbą, tai, ką mes, nežinau, ką žmonės turi aistrą, žmonės dirba, ir domėtis plačiai. Aš manau, kad visą laiką, kuo tu plačiau domiesi, kuo tu daugiau, nežinau, keliauji, tu sugebi keliauti, sugebi studijuoti užsienyje, pamatyti kitokią perspektyvą, tuo visą tai praturtina. Dabar mes vis grįžtame į tokią, matote, dabar yra didžiulė banga, antiimigracinė banga, kur čia mes visi liekame, į save veriamės visi, tai pačioje Amerikoje, tai pačioje Britanijoje, visoje Europoje, čia tendencija absoliuti yra. Ir aš manau, kad tai yra ilguoju laikotarpiu, tai yra žalinga. Mes kaip maža valstybė turime jausti tą ką Lenkija masto, tai yra ką mato mūsų sąjungininkai. Bet kai mes pasakom, kad esame maža valstybė, ar čia irgi šiek tiek taip Rusijai palankaus termino nepasirenkam? Ne, esame ten, kur esame. Žiūrėkite, mes galim sakyti, kaip mes čia reikia remti Ukrainą, bet ar mes remiam Ukrainą tiek, sakom, uždaryti Ukrainos dangų reikia. Sutinku. Ar mes turime technologijas, karinės ir būdus, kaip turite? Ne, tai mes kalbame daugiau, mes turime, ką turime, pripažinkime, 2,8 milijono žmonių. Taip, mes stiprus ir fantastiški žmonės, fantastiška valstybė, bet esame, kur esame. O globalioje šitoje dabar sprendimai priimami yra galingųjų. Ir mums reikia turėti galinguosius šalia savęs. Tai yra Jungtinės valstijas, daug dievė Europą atsigaus kažkada. Tai yra, vėlgi, turime visai kitaip mąstyti. Bet aš sakyčiau, tas mūsų supratimas, tai kad mes skirtingai nuo tų didesnių Europos šalių, pavyzdžiui, mūsų anglų kalbos žinojimas visuomenė yra pakankamai žymiai geresnis negu ten, tarkim, Lenkijoje su visa pagarba ar ten kitos šalyse, nes jiems nereikia užsienio rinkų, mums reikia. Ir tai padaro mus, aš manau, mes matome tą situaciją šiek tiek ir kitomis akimis. Kalbos žinojimas yra, tai nėra tik tai kalbos žinojimas, kad bendrauti, bet tai yra taip pat ir tu pajunti tą mąstymą kaip žmogus anglakalbis, ar ten prancūzakalbis, arba kalbis jisai kalba. Tai yra, mes turim būti atviri. Mes nepaisant dabar tendencijos eiti į vidų, mes turime išlikti kiek įmanome labiau atvirę visuomenę ir tai padės mums išlikti. Taip, ir turbūt, kad mąstyti apie save kaip reikšmingus ir galinčius ką nors pakeisti visgi irgi yra svarbus momentas, kurį jau aš pabrėžiu tam, kad būtumėm atsparus ir kad galėtumėm lengvai susidoroti su visų to srautu, kuris aplink mus vis didės ir stiprės ir dezinformacijos matyt, kad ne mažiau, o daugiau bus. Tai ačiū labai, kad šiandien pakalbėjom daug aspektų, bet yra jų dar likę daugybė, tai galėtumėm ir atgal traukiniu Kaunas Vilnius vėl tęst, bet mūsų vartotojai matyt, kad irgi turi ribotą žiūrovai, ribotą dėmesio išlaikymo galimybę, tai mes labai jiems dėkojam, kad išliko beveik visą kelionę traukiniu Vilnius Kaunas su mumis. Priversti buvo. Ir buvo priversti, ypač tie, kurie sėdi traukinyje, tai tikrai priversti. Ir ačiū, kad nieks neperėjo kitus vagonus. Tai žodžiu, profesorius Andrius Vaišnys buvo su mumis, Seimo narys Giedrimas Jeglinskas. Ačiū labai visiems.
geros kelionės likusios į Kauną ir gero tokio kritiškumo, kritinio mąstymo kasdieniuose veiksmuose ir darbuose. Tai ačiū labai visiems ir ši tinklalaidė Išjunk dezinformaciją, įjunk kritinį mąstymą jau baigė savo kelionę, bet tikrai nesibaigė mūsų visų bendri darbai kritinį mąstymą įjungiant. Tai ačiū visiems ir iki kitų susitikimų.